Tai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose jau 15 metų veikianti skausmo klinika. Įkurta šviesaus atminimo gydytojos anesteziologės reanimatologės Janės Baublienės iniciatyva. Savo ekranuose jūs matote atliekamą procedūrą. Medikų tarpe ji vadinama skausmo blokada. Tai nėra tikslus pavadinimas, nes skausmas nėra blokuojamas, bet mažinamas nervų jautrumas, jų uždegimas arba nervai apmarinami tam tikram ilgesniam laikui. Moteris, pailsėjusi valandėlę dienos stacionare, keliaus namo ir gyvens kasdienį gyvenimą. Tik be skausmo. Skausmas yra vadinamas gyvenimo kokybės žudiku. Dėl nuolatinio ar nepakeliamo skausmo žmogus gali būti irzlus, su aplinkiniais gali turėti bendravimo problemų, būti depresyvus. Jam gali būti sunku susikaupti, sunku dirbti, skausmas gali trukdyti miegą. Susidaro tarsi užburtas skausmo ratas. Skausmas susideda iš tokių dviejų esminių komponentų. Tai yra tai, kad žmogus jaučia būtent jo pojūčiai, plus tai, kokia yra jo psichologinė būsena, būtent reakcija, santykis su aplinka. Visa ta reakcija būtent į tokį dirgiklį yra, galima vadinti, skausmu. Lėtinis skausmas medicinoje vertinamas kaip atskira liga, kuri gydoma specialiais metodais. Tačiau Lietuvoje dauguma žmonių tebėra įpratę kentėti skausmus ir net nebando jų įveikti. Šios srities medikai pripažįsta, kad vis dar tenka susidurti su pacientais ir net gydytojais, negirdėjusiais apie esamas galimybės įveikti skausmą. Mūsuose prieš 15 metų buvo priimta manyti, kad skausmą reikia kentėti, bet kokiu atveju, jeigu jau sergi kažkokia tai sunkia liga, kad skausmas neišvengiamas palydovas. Tai iš tikrųjų šiuolaikinio skausmo medicinos požiūriu, skausmo, kuris sukelia didžiulį diskomfortą, nuolatinę problemą kentėti nereikia, kad tai yra kaip atskira sveikatos problema ir ją reikia spręsti, nes jinai gali turėti savo pasekmių, kurių kartais net ir sudėtingesnių negu, sakykime, liga, kuri sukelia tas skausmas. Pradžioje skausmas tai lyg naudingas požymis ir signalas, pranešantis apie organizmo pokyčius ir problemas. Tačiau kai problema yra sprendžiama ar net ją išsprendus skausmas lieka, tuomet skausmą reikia gydyti atskirai ir jį malšinti. Skausmo, kaip ir bet kokios ligos, gydymas taipogi yra tam tikros pakopos to gydymo. Tai yra visuomet pradžioje pradedama gydyti nuo paprastesnių gydymo metodų, kurie iš tiesų daugumai yra efektyvūs. Dėl to niekada nesiūloma rimtų ir santykinai rizikingų gydymo metodų nuo pat pradžių. Tai pirmo pasirinkimo priemonės, tai yra medikamentai nuo skausmo, įvairių grupių medikamentai, taip pat fizioterapinės, reabilitacinės priemonės. Taip pat visuomet reikia atsižvelgti tai, ar ligos gydymų nereikia chirurginės operacijos ar kažkokio kitokio specifinio gydymo. Skausmo klinikose dirbantiems gydytojams tenka matyti nemažai nepakeliamų skausmų iškankintų žmonių, kurie laiku nesikreipia į medikus. Daugeliu jų buvo galima padėti žymiai anksčiau. Uždelstas negydytas skausmas turi neigiamų pasekmių. Tuomet, sako medikai, padėti žmogui būna žymiai sunkiau. Tad kiekgi reikia kęsti skausmą? Iš tiesų mes, tai yra skausmo gydymo srityje dirbantis gydytojai, rekomenduojam, kad jeigu stiprus skausmas, jo nepavyksta sumažinti, numalšinti per kelias savaitės, tai yra mėnesis, pusantro, kad reikia galvoti apie kuo ankstesnį vis tik tai efektyvų tą problemos sprendimą, nes užtrukus skausmui, užtrukus ūmiam, stipriam skausmui yra žinoma, kad nervų sistemoje vyksta tam tikri pokyčiai ir tuomet skausmas jau vadinamas lėtiniu, o lėtinis skausmas yra manoma, kad jau yra nepagydoma sveikatos būklė, nes nervų sistemoje vyksta tam tikri negrįžtami pakitimai. Tai yra svarbu ir mums labai gaila, kad neretai tenka susidurti su uždelstais, tai yra, kai pacientai po keletos metų stipraus kentėjimo galiausiai atsiunčiami ir, kartais būna taip, kad iš tikrųjų nelabai ką galima padėti. Skausmo medicinos specialistai sako, jog Lietuvoje stereotipus sekasi laužyti vis dar labai sunkiai.
Stengiamas išviesti ir aiškinti, jog skausmo kentėti ne tik neverta, bet ir negalima. Sako, labiau pasiseka įtikinti jaunesnius žmonės. Vyresnioji karta linkusi verčiau skausmą tyliai kenčiant slėpti, nei nuo jo vaduotis. Daktaras Alfredas Vaitkus sako, jog Lietuvoje patiems medikams vis dar tenka griauti mitus ir tik tada žmonės patiki savo skausmą bei kančias profesionalams. Yra tokie mitai apie skausmo gydymą, galima būtų keletą paminėti. Beje, tie mitai kartais labai trukdo efektyviai gydyti skausmą. Tai vienas iš tokių gerai matyti žinomų tarp skausmo gydytojų, tai yra būtent opioidinių analgetikų baimė, būtent, kad tai yra kažkokios medžiagos, kurios neigiamai veikia organizmą ir kad visi, kas naudoja, gali tapti priklausomi nuo jų. Tai iš tikrųjų yra visiškai klaidinga nuomonė. Priklausomybės tikimybė yra be galo maža ir su tuo mes ir susiduriam iš tikrųjų, kad tokių problemų be galo reta, netgi, sakyčiau, pavieniai atvejai, kuomet opioidinių analgetikų vartojimas sukelia būtent priklausomybės problemas. O dalį pacientų tai yra neišvengiama išeitis, tai yra būtent vienintelė kartais išeitis. Skausmo klinikos pacientų amžius vidutinis yra apie 50 metų. Tai yra, mes turim praktiškai tik sulaukusių pilnametystės, tai yra 20-mečio, kurių problemas galima pavadinti 21 amžiaus tokia kaip epidemija. Tai yra pasyvaus gyvenimo būdo pasekmės, tai yra ilgalaikio sėdėjimo prie kompiuterių, tai ilgos studijos ir atitinkamai mažai fizinio aktyvumo. Iš vyriausių yra pas mus ir 100-mečių, ir 90 sulaukusių pacientų, kuriem taip pat galim kažką tai padėti. Lietuvoje yra 8 skausmo klinikos. Jose specialistai suteikia kvalifikuotą pagalbą pacientams malšinant lėtinį arba ūmų skausmą. Ypatumas skausmo galbūt klinikos yra tas, kad čia gali būti taikomos specialios tokios invazinės skausmo malšinimo procedūros. Tai yra procedūros, kuomet siekiama paveikti skausmo židinį arba skausmo perdavimo takus, tai yra tam tikras nervinės struktūras, kuriais praeina tas skausmingas impulsas ir tokiu būdu sumažinti bendrą skausmo lygį iki tokio, su kuriuo galėtų gyventi. Tos invazinės procedūros, jas parinkti tai ir yra gydytojo specialisto darbas. Skausmą diagnozuoti yra ganėtinai sudėtinga, tai yra gana sunku tiksliai nusakyti, dėl ko skauda, koks yra mechanizmas, kokia to skausmo kilmė. Ir, pavyzdžiui, tokio skausmo sindromo kaip nugaros skausmo yra 10 priežasčių ir jie visi gali pasireikšti vienodai, tai yra skaudėti nugarą. Taip kad kartais ir įvairūs tyrimai, vaizdinės priemonės rodo įvairių pakitimų, tačiau tiksliai, sakykime, nustatyti, dėl ko skauda kartais yra sudėtinga. Anton daktaro dar viena lietuvių problema yra savigyda. Žmonės, ko gero paveikti reklamų skausmui, malšinti vartoja begalę vaistų, kurie ne tik dažnai būna neefektyvūs ir kurie dėl neišmanimo bei ilgo vartojimo atneša daugiau žalos nei naudos. Vartoja krūvas vaistų, kurie iš vienos pusės neefektyvūs, neretai vartoja milžiniškas dozes, kurių jokio informacijai nenurodyta, tai yra akivaizdžiai tai yra viršijamos rekomenduojamos dozės net kelis kartus būna. Iš tikrųjų jie mano, kad kitos išeities nėra. Tai čia galima iš tikrųjų paminėti tokias vaistų grupės kaip nesteroidinius priešuždegiminius analgetikus, kurie viršijant dozes, ilgai naudojant, gali sukelti tikrai rimtų bėdų organizme. Tai vienas aspektas, kitas, kuris galbūt nuolatos susiduriam, tai reklamos įtaka įvairių tepalų, kai iš tikrųjų tokia vaistų forma kaip tepalas ir
įvairūs vaistai gali būti naudojami, tačiau ne visiems skausmams toli gražu. Tai jeigu jie labai efektyviai gali padėti esant minkštų audinių, sąnarių problemams, tai tokiom problemom kaip nugaros skausmai, įvairių nervų pažeidimo skausmai, jie visiškai yra neefektyvūs ir mes tą pastebim, bet žmonės tiesiog masiškai perka, naudoja, keičia po dešimtis. Pasaulyje egzistuoja daug modernių skausmo gydymo būdų, tačiau ir turimais Lietuvoje galima padėti skausmą kenčiantiems žmonėms iš esmės pakeisti gyvenimo kokybę. Tik būtina jiems suteikti galimybę pasinaudoti veiksmingomis skausmo mažinimo priemonėmis. Nukreipti turi bet kuris gydytojas, kuris mato tą problemą ir tom pirmom pagalbos priemonėm, tai yra nepavyksta išspręstos problemos. Taip kad nukreipti, nusiųsti, parekomenduoti bet kuris gydytojas, apylinkės, šeimos gydytojas, specialistas, tai nėra kažkokių tai specialių apribojimų. Tarptautinių organizacijų duomenimis lėtinius skausmus nuolat kenčia vidutiniškai 19% europiečių. Pasaulyje žmonių požiūris į skausmą yra nevienodas. Beje, skausmo medicinos lopšiu laikomos Jungtinės Amerikos valstijos. Matyt dėl to, kad tai yra susijęs su gyvenimo kokybės gerinimu. Anksčiau žmonės buvo gydomi siekiant, kad jie išgyventų, tai yra, kad ligos neatimtų gyvybės. Šiais laikais mes kalbam ne apie išgyvenimą, sakykime, po operacijos ar dėl kažkokios ligos, bet apie tai, kaip ilgai žmogus su ta liga galės gyventi ir kaip ilgai kokybiškai. Tai yra medicina šiais laikais jau truputėlį perėjo į kitą lygmenį ir su tuo siejasi ir būtent skausmo gydymo prasmė, atsiradimas ir žmonių požiūris.